Mes esame įmonė Knitas, įsikūrusi 1995 metais. Tai yra šeimos verslas. Mes esame megztų aksesuarų įmonė, tai pristatome savo kolekcijas bei padedame kitiem verslam augti ir kurti savo kolekcijas. Ši idėja kilo mano tėvams. Jie tuomet pirmas pirštinių mezgimo mašinas ūkinėme pastate įsigiję ir tiesiog tai po truputį augo, nebetilpom ūkiniam pastate, tuomet įsigijom šį pastatą ir jie augo ir užaugome tiek, kad žiūrime, kad ir čia nebetelpam ir reikia augti toliau. Knito veikla startavo, kaip ir minėjau, nuo pirštinių, o dabar mes esame užaugę, kad gaminame merino, kašmyro aukščiausios vilnos gaminius, šalikai, skraistės, balaklavus, vaikiški šalmukai, kur turbūt tikiu, kad kiekviena Lietuvos mama žino vaikiškus šalmukus tiek su bumbuliukais, tiek su ausytėm. Svarbiausia tai yra kokybė ir pats draivas patiem kurti, o tą draivą duoda grįžtamasis ryšys, kai tu visą pavasarį, vasarą kuri produktą, pristatai rudenį ir kai jį iššluoja ir rugsėjai jau yra soldautai ir mes visi galvojam, kaip kuo greičiau atmegzti tą kolekciją. Tai iš tikrųjų nuostabu. Mus pakvietė Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmai. Tikrai, manau, nuoširdžiai mes bendradarbiavime, gauname daug naujienų iš jų, ar tiek apie parodas vykstančias užsienyje, ar kaip ir ši vyko internete. Tai labai patogi buvo tikrai paroda. Naujų klientų suradimas ir parodimas Europai savęs, nes mes gaminame Europai, tuo ir padėjo pasirodyti Europai. Iš Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmų gavau žinutę apie vykstančią parodą virtualią. Buvau pakviesta sudalyvauti. Pradžioje išties pagalvojau, ar tai tikrai atsipirks mano investuotas laikas. Vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad apsimokėjo visą tai padaryti. Visais klausimais konsultavo, netgi kai užpildžiau mūsų anketą, tai pasirodo buvau palikusi tam tikrų spragų, kur net neklausdama gavau iš karto atgalinį ryšį, kur reikėtų pataisyti, kad mano anketa atrodytų stipriau. Nuoširdžiai rekomenduoju, dėl to, kad tai užtruks dieną, gal dvi, kol jūs sukūrsite savo tą portfolio. Grįžtamasis ryšys, kai jūs atranda klientas, tai yra tikrai smagu. Verta investuoti tą dieną ar dvi ir sudalyvauti.